Sveiki visi. Šeštadienis. Lietus lyja pastoviai. Sodybai nedirbam. Nors pafilmuosim, kaip mes pietaujam savaitgalį. Šiandieną atsitiko taip, kad labai užsiminiau paėlės, tai net tam progą nusipirkau mažesnį keptuvėlį, dar net nebandžiau, reikia važiuoti ar telpa jinai. Tilps puikiai, galima buvo ir didesnį biškį. Turiu labai didelį, bet čia netelpa, tada turiu ten tokį katiliukų kitaip kepam. Ko reikia paėliai? Paėliai reikia gerų ryžių ir prieskonių. Paėlės prieskoniai. Aš juos pirkau šiandien Vilniuje Užupio krautuvė. Labai gera parduotuvė. Čia neprašė jie jokios reklamos, net nesakiau, kad jas minėsiu, bet labai gera parduotuvė. Rekomenduoju, kas mėgsta paėlę. Ten yra ir šafrano, bet šafraną man atvežė Danguolė, turėsi iš Omano. Tai parodysiu. Va, koks gražus. Reikės vandens, užkaisim. Tada reikės beryti, reikės svogūno, česnako, nulupsim, reikės vištienos, taip, reikės kalafioro, aš dedu kalafiorą, kai kas, na, čia toks, žinai, kaip ir šašlykas, plovas, nėra recepto, kaip išmokai, taip darai, taip skanu. Žodžiu, aš dedu. Tada reikės paprikos, reikės pomidoro, savo sultyse marinuoto, krevečių, kalmariuką dėsim vieną. Reikia šiaip vištienos buljono, geriau aišku išsivirt, bet nėra kaip dabar ant greičių dėsim gabaliuką, užpilsim vandenį. Folgos reikės uždengti po to. Žodžiu, dabar dirbam, keičiam kepsninę. Lupam svogūnus, pjaustom, tada eiliškumą parodysiu gal, bet papasakosiu biškį. Lupam svogūnus, pjaustom, dedam į keptuvę, tada pjaustom vištieną, dedam į keptuvę, kai vištiena jau apsikepa, prieskoniais gardinam. Tada susidedam kalafiorą, susidedam kalmarą, biškį apkepam nedaug, susipilam iš pradžių šitos pomidorus ir susipjaustytą papriką, tada susidedam kalmarą, tada biškį apkepam, užpilam, neplaunu ryžių, nieko, iš karto užpilu ryžius, sudedu krevetės, uždengiu su folga. Pirmą kartą kepu šitoj keptuvėj, nežinau kaip čia seksis, bet jeigu pasiseka, tai šiaip pagal tradiciją paelijos dugnas turėtų būti truputį, jisai neturi būti prisvilęs, bet jisai turi iškepti taip, kad jis turėtų būti kietas, tokia plutelė, kad jinai net luptųsi. Jeigu pavyksta tai padaryti, tai dėl tos plutelės tada žmonės prie stalo pešasi iš tikrųjų. Tai ką bandom daryti ir pasakosim, kaip čia viskas vyksta. Taip, dar kartelį. Man atrodo, kad aš ne viską paminėjau, tai dar per naują. Bandom. Ką reikės? Svogūnas, jau nuluptas, ten česnakas, alyvuogių aliejus, buvo nepaminėtas. Vištiena, aš naudoju vištienos šlaunelių mėsą be kaulo. Aišku, keptuvės reikės, peilio reikės, prieskonių, buljonas, prieskoniai, kalafioras, paprika, pomidoras, nesvarbu koksai, bet svarbiausia, kad būtų savo sultyse. Jau užpyliau, va, matot kokia graži spalva, užpyliau šafrano, prieskonių reikės užmaišyti kartu, tada ryžiai ir dar žmonikė išvažiavo nupirkti citrinus. Čia tada, kai jau viską iškepsim, tada supjaustysim taip
papuošim, labai skanu ir tada užsispaus skanu, viską žodžiu skanu. Nu, bandom gaminti. Šiaip reikėtų papasakot, kas vyksta. Vyksta šią savaitę dar biškį kažkiek pafrezavau smidrų, nes žolynai žiauruminiai, bet ne viskas spėjau, labai pradėjo lyt. Tai žodžiu, kažkiek pafrezuota, nuvažiuosiu, dar pafilmuosiu. Buvau pas česnakus nuvažiavęs, česnakai jau vidurinį lapelį taip pavasuka. Suka tokį daro, reiškia, sukuriuką. Aš, kadangi pirmi metai auginu česnakus ir esu žioplys ir visai nieko nemoku, galvojau, kad čia kažkas atsitiko, sukasi lapai, kažkas negerai. Nusifotkinau, nusinčiau pažįstamai, sakau, čia kažkokia lyga neaišku. Nu, gerai, kad, gal nusijuokė viduj, bet labai stipriai manęs neišjuokė. Sako, čia jau formuoja žiedkotį tas lapelis. Oi, mama mia. Nu, žodžiu, yra kaip yra. Tai įdėsiu nuotraukėlę, va tai va, dabar. Matau, kad įkaitė maždaug iki 120. Dedam keptuvę, jau bus kaip bus, tegul kaista keptuvė, tada pilsim aliejų, dėsim svogūnėlį, pakepsim ir tada vištelę, ne, tada česnakėlis, tada vištelę ir tada eilės tvarka. Matot? Gerai. Tai va, įdėjom nuotraukėlę, parodysim, dar tada nuvažiuosim kažkiek pafilmuosim, kas tenais pafrizuota. Smidrus išvežėm, į turgų nestojom, kol kas užtenka į parduotuvės ir restoranai, ką nuperka, kol kas iš vietinių kažkiek nuperka, bet labai mažai. Iš tikrųjų, tai realiai kažkaip tai stagnuoja. Smidrai stagnuoja, matyti, jau bumas praėjęs, žmonės atsivalgė. Žodžiu, bet tai čia ne pasaulio pabaiga. Kai keptuvė įkaitusi, šilumos, kai keptuvė įkaista, dar ne, bet visą galime jau pilt aliejų, pasipilam aliejų, bet aš naudoju alyvuogių aliejų būtent kepant būtent paelgę. Šiaip dažniausiai mėgstu su alyvmedžio aliejų, bet paelgį reikia, tų tradicijų toli nepabėgti, tai alyvuogių aliejų. Pasipilam įkaitinam stipriai alyvuogių aliejus, tyliai, įkaitinam, kaip ir net būtų čia. Labai graži spalva, labai graži. Gaila, telefoną neina perduoti aromato, šafrano aromatas nuostabus būna visada. Ką dar noriu papasakot, kitą šeštadienį, 31 gegužės, bus Alinkos šito kvartaliuko kaimynų susibėgimas. Tai nežinau, ar aš čia kažkaip tai spėsiu video ką nors įdėti, ar spėsiu ką pafilmuoti, gal spėsiu pafilmuoti. Jeigu nespėsiu nieko pafilmuoti ir nieko nedėsiu, labai nepykite. Reikia atiduoti duoklę ir kaimynams. Pernai labai smagiai pabuvom pas kitus kaimynus. Jie tokį įsteigė perėjimą prizą, mešką su garmoške. Žodžiu, aš neišdrįsiu jos kažkaip taip išsirinkti, pakėliau ranką ir pažadėjau, kad šį pavasarį bus pas mus. Tai kaimynų susibėgimas bus pas mus. Kažką virsim, kažką kepsim, gal kažkiek parodysim, paklausim kaimynų, jeigu jie sutiks filmuoti, jeigu gausime leidimus iš visų, tai tada galbūt netgi pafilmuosim, nors trumpai kažką parodysim, ką mes čia gaminsim, kaip mes čia būsim, bet būna linksma, būna smagu, kaimyniškai, sueinam, susipažįstam, kas jeigu būna kai kurie nauji kaimynai, kai kurie dar su kuriais dar nesam bendravę būna kaimynai. Labai geros tradicijos tokios, reikėtų jas pasiūlyti visiems, ko labai rekomenduoju, kad turėti gerus kaimynus, su kuriais galima kartą ar 2 kartus per metus susibėgti kažkokiai kažkieno teritorijai, vis kažkieno kito teritorijai ir pasikalbėti, pasibūti. Tai va, tiek čia tų žodžių šito evangelijų, kaip sako mano tėvukas. Bandom pasižiūrėti, ar jau pakaito tas aliejus. Gal jau ir pakaito, bet tegul dar biškį. Jau čirška. Dėkime papriką tuo pačiu. Gerai. Dėkime kalafiorą jau. Gerai.
Plovė čia viską. Žiūriu, čia įsikačiagarino 170, gal man ir daugokai jau. Tai pamaišysim. Nereikia dar, gal nereikia. Manau, kad tikrai čia viskas vyksta puikiai. Visi tiesiog dabar reikia pamatyti. Tai valgysim. Oi, jau suskubėm. Artumas jaučias. Labai gerai. Atėjo ryžių metas. Gydam. Dar šakus skaityvių kartą. Kažkolis kalmaras ir virgilas rūgštėjęs geras. Nu, va. Lyginam. Laiką padarykite biškį suriau, biškį to prieskonio visą laiką daugiau, kadangi jau kai sudėsim ryžius, jau bus negalima čia nieko kliudyti. Aš ryžių neplaunu, čia labai geri ryžiai kokybiškai. Tai va, toj mes juos vėl apvaliagrūdžiai. Sudėsime ryžiukus. Kaip jų daryti, kad labai neužsikačiagarintų. Manau, tiek pakars, pusė patrėlės pakars. Ir susidedam krevetės. Kur jeigu galas nukrenta, tai nukrenta. Šitą domai dar galbūt čia galvoje sudėti, kad įdėsim viską. Prašau. Na štai, va taip krevetės susidėliojo. Reikėtų dabar susipilti. Oi. Taip, susipilom šafraną. Susipilom, kad tik apsisiautų, panašiai, va taip ir yra viskas. Puikiai. Pilna keptuvė. Taip. Viskas dabar braška, bet mes to net ir nesdingsim. Na ir reikia uždengti. Aš visą laiką uždengiu. Ir lauksime rezultato. Ai, kažkaip nepasiliau. Bet nieko nepadarysiu. Kažkaip žinai. Ai. Dar vienas sluoksnis. Ir kai uždengsim su folga, tai žodžiu reikia palikti kokių 20 minučių. Jie ramybei. Ne, didelės ugnės, ankiai karšta. Taip, va. Štai. Po 20 minučių susitiksim. Žiūrėkime. Oi, garuoja, krevetės jau. Ryžiukai vagavos spalvos. Tai krevetės tai bus atsigaminusios. Taip. Aha, oi, neuždariau. Nu, uždarom. Paragaukim. Truputį. 5 minutės dar. Tarp kitko 15 minučių praėjo, tada pradėjau žiūrėti po 15 minučių. Vis tik tai va, 5 minutės, 20 minučių bus. Ir jau imsim. Barsis ant mane šeima. Aštrokai padariau. Jaučiasi aštrumas toksai. Ne per daug, bet labai gerai jaučiasi. Na va, jau praėjo tikrai 20 minučių. Nusidenkime. Oi, kaip skanu bus. Nusidenkime. Žiūrėkime, kas čia daros. Visur daros puikiai. Oi. Dabar gerai. Liko struktūrizuotas kalafioras.
Oi. Reikia puošti ir puošti ir nešti. Taip. Puošiame ir nešame. Tai parodysim viską. Va, kaip atrodo maždaug. Na. Matosi, turėtų matytis. Pamečiau vieną citriną, ai. Visiems skanaus, labai linkiu skaniai pavalgyti, nepavydėkite, galite pasidaryti patys. Rodysim, kaip auga grybai. Taip. Va, taip auga grybai, dideli, maži, va ten valenda, čia va, koks tai vabalas apgraužia. Graužikai. Iš tikrųjų labai gerai auga ir labai jų daug, va, pasižiūrėkit, koks graužys va po du. Lenda, šilumos užtenka, drėgmės užtenka. Va. Pažiūrėkit, koks rastelis visas, va. Va, viskas aplipę. Eisim šiandien pjauti. Va, čia, ojei, kaip gražu. Va, pažiūrėkit. Čia, visur grybukai. Visur grybai auga. Ėjau pasakoju ir pasirodo, buvau neįjungęs kameros. Ha. Taigi, sakiau, kad šiandien šeštadienis, mes šiandien tokią easy dieną pasidarėm, išvežėm svidrus į Vilnių, prisidavėm, turgui nestovim, užtenka dabar prisiduot kol kas, dar tiek neturim svidrų. Nu ir va, matot, kas čia darosi, čia jau nesmidrynas, o pievynas, čia pieva, va. Balos stovi. Balos stovi ne vien tik dėl to, kad labai merkia, bet dar ir dėl to, kad už vakar įjungiau laistymą ant grybų ir galvoju, tegul biškį pasilieja ir pamiršau, išvažiavau namo. Po poros laiko atvažiavau, o čia viskas bėga iš gręžinio, gerai biškį gręžinys prasivalė. Taigi, primirko visur, dėl to ir tie grybukai taip suaugo, va, ant šitų grybų nėra, parodom, ant šitų grybų nėra visiškai papildomo laistymo kol kas, jie tokie šviesesni ir labai ilgiau auga. Va, ir dalis, dar spėjau iki lietaus, va, spėjau susifrezuot. Tai šita dalis yra jau netokia žolinėta, va, tik tai ten, kur smidriai reikės ravėti tada tarpas. O ten dar, va, kaip matėt, reikia dar frezuoti su traktoriuku. Freza uždėta, paviršiam 5 tomus kokius sumali. Ir biški tvarkingiau atrodo. Nu, vakar labai stipriai išpjovėm visus, tai šiandien ir nepjausim. Pjausim rytoj, sekmadienį, kada jau bus išleistas šitas video. Žodžiu, viskas ūkis eina į priekį, o kartais gamta, va, lydama leidžia ar liepia, nežinau, biški pailsėti. Sako, biški pailsėkit, pristabdykit. Lietaus tikrai reikėjo, plius kadangi lyjo, tai galvojam, tai taip ir palikom. Ir nedirbom šiandieną. Rytoj, jeigu nelis, tada sufrezuosim, perkabinsim, užsikabinsim mulčerį, va čia visur, čia nais reikės sumulčiuot šitą žulytę. Bandžiau su stumdoma mašinėlė, tai čia vargas. Reikia dėti frezą ir viskas susitvarkyti su freza. Tai šiandien tam kartui sakau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Labai nepavydėkit, kad ten negalėjau jūsų pakviesti paragauti paelės kartu, bet receptą matėt, visus ingredientus, kokių reikia. Jums parodžiau procesą, irgi matėt, laisvai galima su tą keptuvėlę ir ant laužo, ir ant viryklės, bet kokios labai skaniai pasidaryti ir visą tai labai greitai. Žodžiu, tą keptuvę mes trysia neįveikiam,
Maždaug tą keptuvėlę. Pirkau tarp kitko depo, visai nebrangiai, 10 eurų kainuoja. Jinai galbūt ten kokiem 6 žmonėm, taip pavakarieniaut lengvai. Bet jeigu prisijęsti, kad būtų pilnas balkonas, nu tai 4, tai jau taip jau sunkiai įveiktumėt, 4-5. Tai tam kartui sakau tiek, prenumeruokite, prašau, skatinkite prenumeruoti savo draugus, spauskite patinka, spauskite varpelį, kad nepraleistumėt mūsų video kitų ir iki pasimatymo.